Trauksis net šalies deimantų vadinta lazerių įmonė. 4 kažkokie politikai paėmė ir sugriovė visą tą 30 metų įdirbį. Mano manymu, tai yra nusikalstama. O Taivanas siūlo Lietuvai $1 milijardų paskolų bendriems projektams ir dar $5 milijardo investuos Lietuvoje. Gamyklos pastatymą. Investuos Lietuvoje. Gamyklos pastatymas, linijų pastatymas šiuo metu nieko tai mums neduotų, nes nėra smegenų, kurios galėtų kurti. Galimybių pasą vaikams iki 16 valdžia stabdo 5 savaitėms. Nepasiruošta masiniam vaikų testavimui. Susibūrimo mažinimas ar srautų atribojimas, vėdinimas kaukė šituo metu efektyvesnė priemonė, negu įleisti žmogų su galimybių pasu. Gausios apsaugos Seimo rūmams neprireikė. Kelių prieš galimybių pasą ir kontrolę nusiteikusių parlamentarų grasinimai veržtis į jėgą subliūško. Europos Sąjunga gedi savo parlamento pirmininko Davido Sasolio. Kokį jį prisimins Lietuvos ir užsienio europarlamentarai? Jo optimizmas ir toks betarpiškas bendravimas visuomet, kaip sakyti, jautėsi, kad jisai yra kartu. Gelbėtojams pavyko tai, kas atrodo neįmanoma. Vilniuje iš ledinio upės vandens srovės ištraukė pusamžę moterį. Dažniausiai tenka mums ieškoti skenduolio, o ne gyvų ieškoti. O Jungtinėse valstijose pirmą kartą medicinos istorijoje žmogui